Štai taip, simboliškai, su pavasario šauklio giesme, prekybininkai pradeda naują vasaros lauko prekybos sezoną. Bei primena mums, jog šis laikotarpis paženklina Klaipėdą išties ypatingai, nes tuo metu, kartu su atgyjančia gamta, atgyja ir mūsų miesto gatvės. Žmonės masiškai traukia į pajūrį, tad uostamiestis įkvėptas vasaros šurmulio dvasios, pražysta kaip gražiausi žiedai po žiemos sąstingio. Silkė 2025. Tai antrus metus Klaipėdoje vykstantis festivalis, kuris leidžia miestui įsibėgėti į minėtos vasaros sezono pradžią, su gaiviu humoru ir skania žuvimi. Nors reikia pripažinti, jog prekiaujančių būtent šią Baltijos krantams artima žuvimi mums sutikti nebuvo lengva. Tačiau pasidomėjome, kaip įsibėgėjančią prekybą vertina patys prekybininkai, o šventinę atmosferą šio festivalio lankytojai. Pirmas sykį Silkės šventė? Ne, tikriausiai. Antrą gal. Antras sykį. Taip, antrą kartą ir vyksta tik tai. Taip. Nu tai kaip vertina su praeisiais metais? Normaliai. Gerai. Kažko trūksta, norėtųsi? Ne, viskas gerai. Oro gal šiek tiek geresnė? Ai, kai geras yra, saulė šviečia, nelyja, viskas gerai. Gerai, ačiū. Tai iš kur atvyko? Iš Plungės. Aš negaliu sakyti, man visai tvarkoja, šiandien vis tiek, kaip sakau, visada tikėtis reikia, kad bus geriau. Iš Šilutės turim Šilutėj savo sandėlį, turim savo vietą, o čia, va, pavyzdžiui, yra arbata, pavosim, prašau. Čia yra Kuršių marios, nuostabi arbata, gaivi, su mėta, gaivių savybių turi. Senais taikiais, o dabar šiandien. Na, o kas labiau, lietuviai ar užsieniečiai? Vakar užsieniečių labai daug buvo. Tai kruizinis laineris? Jo, kruizinis laineris stovėjo, čia daug jų pirko. Na ir kaip prekyba dabar vertinant, jau šeštadienis šiandien? Šiandien tai dar neprasidėjo, o vakar tai oras gal patrūkdė biškį. Ne, netrūksta ir džiaugiamės, klaipėdiečiai atsigavę, šypsosi, eina gatvėmis, man atrodo, puikia proga išeiti į lauką ir pasidžiaugti saulę, kuri netaip dažnai aplanko. Be Baltijos žuvelės vardai skirtos mugės, edukacinių parodų ar įvairių atlikėjų kūrimas nuotaikos. Buvo ir kitų pramogų, kaip pavyzdžiui išskirtinio automobilių sezono atidarymo paroda, kurioje apsilankėme ir mes. Tai tikėdamiesi, jog šis antrus metus organizuotas renginys, subūręs žuvies, muzikos, meno ir šeimos pramogų mėgėjus, taps viena iš mūsų miesto tradicijų. Primename nepamiršti ir mūsų kūrybos. Tad šią visuomeniniais pagrindais palaikomą iniciatyvą galite palaikyti savo patiktukais ir komentarais. Ačiū, kad prisidedate.